klausimas skamba taip, kas yra vidinis balsas ir kiek tai turi bendro su emocinė kompetencija? Tai kas yra vidinis balsas ir ką tai bendro turi su emocinė kompetencija? Viskas priklauso nuo to, ką mes pavadinam vidiniu balsu. Ir čia yra keli variantai. Kartais žmonės vadina vidiniu balsu tą balsą, kur mintys visą laiką eina. Ir kartais žmonės šnekasi su to vidiniu balsu. Pavyzdžiui, jie diskutuoja su juo, jie ginčiasi, jie pyksta ant to balso. Tai reikia žinoti, kad čia yra ne mūsų balsas. Tas iš tikrųjų yra viduj skamba, galvoj skamba, bet tai nėra mūsų balsas. Tai gali būti mūsų tėvų balsas, mūsų senelių balsas, dar kažkieno kito iš vaikystės balsas, bet čia yra ne mūsų balsai. Ir tada, kai tu šnekiesi su to balsu vidiniu, tai tu šnekiesi su kitais žmonėm, kurių galbūt gyvų nėra, bet kurio atveju jie yra ne čia tie žmonės. Ir ką turi bendro su emocinė kompetencija tada tokiu atveju? Emocinė kompetencija reiškia gebėjimą atpažinti, kad čia nėra mano balsas. Ir kad tas balsas, kuris man kažką sako, tai nėra mano dalis. Kažkas sako, pavyzdžiui, sako, žiūrėk, Dariau, tu galėjai padaryti geriau, tu nepakankamai gerai kažką padarėjai. Tai gerai, čia ne mano balsas. Nes tada reikėtų klausti, o tai su kuo, Dariau, tu šnekiesi? O tai kam tu atsakiniai? Kas pas tave, kas yra tas žmogus, kuris atsako tam, kuris klausia? Ar tai čia aš ką, esu dabar pasidalinęs į dvi asmenybės? Bent jau taip nesivyks. Balsas, kuris atsakinėja, tai jau yra mūsų balsas? Dažniausiai. Bet nebūtinai. Nes gali du balsai iš ten ginčytis tarpusavį, mes dalyvaujam tame. Tai emocinė kompetencija yra gebėjimas atpažinti, kad tai nėra mano balsas ir gebėjimas neįsitraukti į tą diskusiją, nes jinai neturi galo. Kitaip tariant, mes negalim išspręsti to klausimo. Nes, pavyzdžiui, apie tą patį, tu nesi pakankamai geras, nepakankamai gerai padarai kažką. Niekada nebus patenkintas tas balsas. Netgi tada, labai daug žmonių tai yra patyrę, sako, netgi tada, kai jis padarė tikrai labai gerai, vis tiek tas vidinis balsas sako, žiūrėk, tu dar geriau galėjai. Žiūrėk, va ten matai, klaida padaryta. Žiūrėk, va toj vietoj, ką tu pasakėjai, tu galėjai žymiai geriau pasakyti. Žymiai geresnė. Netgi tada, kai iš tikrųjų yra tikrai labai gerai. Kitaip tariant, tas vidinis balsas, jis niekad nebus patenkintas. Tai įsitraukti tą diskusiją, joj būt, yra beprasmiška. O tai galbūt kartais žmonės veda į priekį, duoda energiją? Taip. Tik tai klausimas, kiek tai kainuoja. O kainuoja mums tą gyvenimo kokybę, nes mes esame visą laiką nepatenkinti. Mes esame visą laiką nepatenkinti, jeigu mes dalyvaujam toj diskusijai. Dabar klausimas, o dėl ko reikia to vidinio balso, kuris mums visą laiką spardytų užpakalį ir varytų į priekį? O dėl ko mes neturim galimybę susijungti su ta vidinė energija, savo vidinė energija, kuri iš savęs mus judintų, iš mūsų pačių? Bet šiuo atveju, kada mes kalbame apie vidinį balsą, tai yra vidinis kritikas toks. Ir jis dažniausiai yra kritikas. Taip. Dažniausiai kritikas. Jis gali būti teigiama kritika, kuris sako, šaunuolis. Gerai pavarei šį kartą. Ir jis visą laiką sako, bet. Arba beveik visą laiką. Tai šio požiūriu taip, jis ir kritikas. Jis mūsų visą laiką iš vidaus kritikuoja. Tik tai dalykas yra tas, kad vėlgi, grįžtant atgal, tai nėra mūsų balsas. Tai yra iš mūsų ankstyvos patirties tų žmonių, kada mes buvom maži ir jie su mumis elgėsi kažkaip. Kažko norėjo, kažko... Tas balsas nieko bendro su mumis neturi ir su tai žmonėm ne. Ne. Su mumis nieko bendro... Su mūsų asmenybė taip. Nes mes tai laikom savo asmenybės dalim. Mes kartais sutapatinam aš su to balsu. Taip. Ir labai dažnai ir emocinė kompetencija, tai yra aukšta emocinė kompetencija, tai reiškia gebėjimą atpažinti tą balsą, jį išgirsti ir labai aiškiai save nuo to balso atskirti. O kaip pats treniruojatės, kaip padedate jį atskirti? Man padeda atskirti nuolatinis stebėjimas.
Tai aš kada pradedu šnekėtis, aš stengiuosi pastebėti tą momentą, kada aš dabar jau kalbuosi su kažkuom, tai kas ten sėdi pas mane viduje. Ir jeigu tą momentą pagaunu, tai kitas žingsnis yra atlikti tą veiksmą, kada aš atsiriboju, tai pamatau iš šalies. Tai aš pamatau tą vaiką, su kuriuo aš šnekėjusi tėvai kažkada, ir aš suprantu, kad dabar aš nesu tas vaikas. Atsiskirimas ir atsiribojimas nuo tos situacijos, nuo tos diskusijos, nuo kaltinimo, nuo kritikos. Tai duoda ramybės pojūtį. Tu supranti, kad tu esi čia. Dabar yra 2013 metai ir kad tai nėra praeitis. Dabar nėra 72, tai nėra 2000 metai. Nes lygiai taip pat tas balsas gali suktis ir iš mūsų ten studijų laikų, iš nesenos praeities. Aišku, jie kitokie tie balsai vėl, bet tai tas reiškia, kad tada sugrįžti čia ir dabar ir pradėti gyventi ne praeities kažkokiuose vaizdiniuose, vaiduokliuose, bendrauti ne su vaiduokliais, bet tu esi čia. Ir tai suteikia tokį gyvybės ir ramybės jausmą. Bet dar yra tas ir antras vidinis balsas, kurį dažnai žmonės nori išgirsti. Na taip, tai tada ar kitas, kas yra tas vidinis balsas ir... Aštuntoj klasiai pasakodavau tokį anekdotą, kaip joja kaubojus per prērijas ir vidinis balsas jam sako, stok, lipk nuo arklio ir kask žemę, čia sako yra lobis. Nulipo nuo arklio, kasa, lobio nėra. Lipa ant arklio, joja toliau. Po kiek tai valandų vidinis balsas vėl sako, lipk nuo arklio, kask čia. Kaubojus pradėjo su juo ginčyti, sako, žiūrėk, gal nieko ten nėra. Vidinis balsas, ne, tikrai, šį kartą tikrai yra. Gerai, nulipo nuo arklio, iškasė duobę, nėra lobio. Joja toliau. Vidinis balsas sako, stok, lipk nuo arklio. Jis sako, viskas, sako, jau nebenoriu, nebegaliu, nebestosiu, eik po velnių. Vidinis balsas sako, garbė žodis, tikrai, dabar jau tikrai yra. Gerai, sako, paskutinis kartas. Nulipa nuo arklio, kasa duobę, žiūri skrynę, atidaro skrynę, aukso lobis. Kaubojus žiūri, vidinis balsas, nieko savo. Tai mes visi norim tokio vidinio balso, norėtumėm, kuris mums pasakytų, stok ir kask dabar čia. Kur yra bėda? Tai, kad mums labai sunku tą vidinį balsą išgirsti. Nes yra dar tie balsai, apie kuriuos mes šnekėjom, kurie sukelia tokį triukšmą. Toks jausmas, kad visi kalba aplinkui. Kas yra gerai, kas yra blogai, ką reikia daryti, ko nereikia daryti, kas bus, jeigu kažkas atsitiks. Jeigu tu padarysi taip, ten priimsi sprendimą eiti, tai žiūrėk, gali atsitikti kažkas, tai gali būti blogai. Jeigu tu priimsi sprendimą neiti, gali būti dar blogiau. Ką darai, sėdi, nieko nedarai. Nes taip čia blogai ir čia blogai, nieko. Ir tas vidinis balsas, tas tikrasis vidinis balsas yra toks silpnas, kad kol nenutyla visi likusieji, mes praktiškai negalim jo išgirsti. Ir mano patirtis sako, kad tada, kai pavyksta nutildyti, nuraminti tuos balsus, kada išnyksta įtampa sukelta tų balsų, tada mes galime išgirsti labai tylų vidinį balsą, kuris iš esmės nekalba mums nieko. Mes jaučiam. Pajuntam. Aš paėmiau, pajutau. Kartais žmonės tą vadina intuicija. Intuicija. Vėl tų apibrėžimų intuicijos labai daug. Kiekvienas turi savo pavadinimą, savo objektą po to pavadinimu. Ką reiškia intuicija, tai labai sunku apie tai kalbėti. Bet mano patirtis sako, kad yra vienintelis būdas tikras. Kad jeigu mes sugebam nuraminti, nutildyti visus kitus balsus, mes turim šansą išgirsti tą vidinį balsą, arba pajust tą vidinį balsą, metaforiškai išgirsti, kuris mums sako, žiūrėk, dabar teisingas dalykas būtų tai.